Nu, tai sveiki žiūrovai, kaip jūs žinote, aš buvau Comic-Con 2024 metų. Taigi, štai kas vyko mano Comic-Con'e ir štai ką aš šiame veikiau. Sveiki žiūrovai, prieš pradedant video norėčiau paprašyti, kad naudotumėt mano superkripto kodą KLPROZA, pirkdami kažkokius daiktus. Taip man padėsite kanalą. Iki. Taigi, viskas prasidėjo nuo to. Hey! I'm black. Paskui nuvažiavęs vos ne iki Naujininkų, paėmiau lipu teisingai autobusą ir pagaliau nuvažiavau vėlgi į autobusų stotį. Grįžus į autobusų stotį, pradėjau, ten kaip važiuoju Vilniuje keistai veikia autobusai, kad pasirodo kažkaip ten į tam tikrus autobusus negali įlipti, nes jie kažkaip yra eksportiniai autobusai, jie labai greit važiuoja, ir taip tu jų negali pasirinkti, tai aš turėjau bėgti kažkur 3 km, kol pasivijau tą autobusą, kažkaip į jį įlipau. Visi žmonės žiūrėjo mane, what the fuck, kas tau negerai. Galiausiai buvo žiauriai keista situacija, kad aš paėmiau tą žmogų su tokia autobuso vairuotoju, bandau įlipti per pirmas duris, bet pasirodo Lietuvoje, Vilniuje, kažkodėl vieninteliam mieste Lietuvoje per pirmas duris negali lipti, nebo per antras. Ir aš taip atsistojau ir žiūriu taip į autobuso vairuotoją, taip per autobuso duris. Ta prasme taip, alio, prašau įleisti, alio, tas toks į mane irgi žiūri, tam kažką rodo, aš tik nesuprantu, ką jis rodo. Mes 30 sekundžių vienas į kitą taip žiūrim, kol galiausiai aš įlipau per antras duris, ėjau pas jį, padaviau eurą ir gavau bilietuką. Bet žodžiu, žiauriai. Va, tikiuosi visi matote. Pagaliau tai Litexpo jau. Dėjo, taip ilgai. Atrodo, youtuberius turėtų vežti mašinos, bet, ką žinau, tenka transporto priemonę važiuoti. Man tenka autobusais, maltis. Važiuoju su 3 autobusais. Išnaudojau kažkur eurą kem 5 centus. Ir va, mes pagaliau priėjome Litexpo. Ten reikia susirasti įėjimą, sumokėsim babkės į šitą bilietą, pažymėsim ir laimingai eisim. Pagaliau. Čia žiauru yra kaip ilgai. Aš jį buvau Litexpo prieš 2 metus, bet tai dabar va, pamiršau jau kaip varyti. Čia daug žmonių eina iš Litexpo lauk, matau. O mes dabar tik tai ateisim į Litexpo. Tai va, į Comic-Coną, kaip sakant. Į Litexpo batas, aš sakau Litexpo kaip Comic-Coną, žodžiu. Reikia sakyti Comic-Coną, ne Litexpo. Gerai, tai va. Patekom į Litexpo, praėjom apyrankę. Žodžiu, dabar nežinau, greičiausiai eisime link ten. Va, ten greičiausiai eisime. Lema, nemoku aš pirštais rodyti taip. Keistai jaučiuosi labai keistai atrodantis, kai tai darau. Žodžiu, einame, susitiksim gal pagaliau fanų. Turim 3 dienų testą, tai čia visas kaip VIP būti, VIP. Va, jausta. Likus čia matau Naruto, Grūtą. Einame patį vidų jau, pagaliau. Kaip sakant, žiauriai nekantrauju. Ir einame į vidų. Tai iš karto einame greičiausiai pas visus kolegas. Ir jo, patęsiu vlogą čia su viduj. Mane, jau matome cosplayus. Ir čia belia kiek žmonių. Tikiuosi neišmanės užšilavimus visus. Valtis Gaming.
Kažkoks iš kažkur Mario pritraukė visokiausių šitų dalykų. O, einame pirmiausia, reikėtų užduoti interviu mūsų kolegai. Taip, žmogus. Ir štai mes esame jau renginyje. Taigi, nuo ko pradedam. Čia jaučiu, buvo bralsas kapas, aš insane tiesiog. Čia šito žaidimas, ko reikia nustumti, pamiršau pavadinimą. What? Bro, what are you talking about, man? Čia Counter-Strike žaidėjai. Taip, greičiausiai dabar pasižiūrėsime ir tada plius minus jau žinosime, kur mes norėtume eiti apsistoti. Reikėtų pasižiūrėti. O, Rocket League. Taip. Jie, net čia puliukai eina proda. Wow. Žiauriai širpuliukų bangai eina proda. Wow. Čia turime visus Rocket League žaidėjus. Aha, reikėtų dar įsiaiškinti, kaip patekti į mačus. Nes mes tiek turbūt norėtume laimėti prizų. Ir reikėtų, taip yra laisvų vietų, bet ką? Ir Rocket League irgi laisvų vietų. Taip yra šitų bomžpakių, šitą virtuvę ir čia yra Tekno turnamentas. Tai dar turime Fall Guysus.